Esam prie Stuttgart stoginės, pilka spalva, mėgstamiausia, turbūt 90% tokių. Kuom išskirtinis projektas, sujungtos dvi stoginės į vieną, kai neužtenka ilgio, dvi po 5 ant 3,6 pločio sujungtos tarpusavį. Keletas niuansų, kolonos šiuo atveju meistrai statė ant terasinių lentų, kadangi jos naujos, taip sutarė su klientais. Žinoma, visada galima statyti ant nepriklausomų polių atsiardžius. Bet jei kada reiktų keisti lentas po vieną paleidus nuo lentos, tikrai nieko baisaus. O ir apkrova sniego su polikarbonatu nieko baisaus nepadarys. Tada, kas kitas niuansas? Kartais nebus lygiai dviejų standartai ir reikės patrumpinti vieną lapą. Tai vieną lapą galit patrumpinti arba vienoj nereikšmingoj pusiai, sutarkit su klientai žinoma. Arba išcentravę du šoninius, vienodai patrumpinti. Kas visada svarbu yra, kaip nusimatuoti sienos aukštį. Tai centrinė kolona, čia buvo pasirinkta 2,5 metro. Čia jūsų matmuo aukščiausios kolonos ir nuo aukščiausios kolonos reikia pridėti 49 cm apatiniai žymai šitos sijos. Labai paprasta. Tvirtinimas į sieną blokelis, ankerinis tai yra ankeris varinis ir įsukomas ilgasregis. Paskutinis dalykas, ką reiktų pasakyti, tokiu atveju, kai ilga stoginė, reikia lietaus nuvedimą vesti į abi kolonas, tai ši kolona 2,5 metro, šita centimetrų žemesnė, šita dar centimetrų žemesnė. Tada akis praktiškai nemato tuo nuolydžio, bet vanduo puikiai išbėgs į abi pusės. V forma. Tokie dalykėliai.